Sveiki visi, čia Minecraft ir šiandieną 25 epizodas išlikimo. Ir šiandieną jis bus šioks toks ir keistokas ir taip toliau. Pirma, ką aš jums parodysiu, tai mano per ilgą laiką, kaip aš jau ilgai nebuvau dėjęs išlikimo epizodų, per tą laiką aš labai daug pastačiau. Taigi, gal pasijungiame skraidimą ir aprodysiu. Taigi, pirmas dalykas - gynybinė siena. Mes visą apsitai mūsų tą teritoriją apjuosim tokią gynybinę sieną. Taigi, va, vienas jau fragmentas su tokiais gynybiniais bokšteliais, ten nebedu galima įlipti, matote, ten šaudyti galėsim iš ten. Kitas dalykas, tai patobulinau pilį, kaip matote, jinai atrodo žymiai gražiau. Taigi, matote, didelis bokštas naujas su viršuje tokia kaip akimų rutulių didelių, gynybiniai bokšteliai pagrindiniai, tokie irgi ten galim įeiti, yra visokių langelių, tai pamatysime, ir miesto pirmas toks rajonėlis. Čia yra toks modernus miestelis, kaip galima sakyti, gyvenimas, kaip ir sakiau, aplinkui mes plėsime miestus. Taigi čia, kaip padariau, va, matote, tą kelius čia išvedžiau, čia tokį medį, apdegus, neapdegus, tokį specialaus rūšies. Kaip va čia matote, va viduj, eglės tokios, o, padarytos juodos. Čia irgi toks medelis, ten šiek tiek fontanėlių. Taigi, matote, čia yra toks miestelis, kaip mini toksai mažas. Mes tokių darysime šiek tiek daugiau ir ne vien tokios rūšies. Kitoje pusėje turėtų būti toksai senoviškesnio tipo kaimeliai, va čia. Ir apstai mes viską taip juosime kaip gynybinę sieną, tokius darysime kaip tai. Na, aišku, čia dabar viską taip dar prisistatysim, po to viską taip sudailinsim, sugražinsim ir viską padarysim. Dar daug čia darbo, daug. Taigi, gal pradėsiu dabar nuo tokių dalykėlių. Aha. Einame čia. Čia. Greitai nueiname, parodysiu, kad ten galima atrasti. Čia nueinam, čia. Va, antras mūsų įėjimas į tą antrą bokštą. Ir mes antrame bokšte turėsime daug ko labai pasislėpti. Ir taip, namai mūsų. Taigi čia tokios grindys visai neblogos. Kėlame viršų, kambariai dideli. Čia dar lubų neįdėjau, čia dar ką nors padarysime. Šitą salę, oi. Ir čia pakylame į irgi gynybinį postą. Čia toks irgi kambariukas ir va gynybinis postas dar vienas. Va, toksai. Galim žiūrėti pro langelius ir pakylame į patį viršų. Aha, taigi dabar, ką mes šitame epizode padarysim. Aš padariau slaptą kambariuką. Tuoj dar greitai ką pasakysiu, kad įmontavau tos pistonus į šitą mūsų automatinę fermą iš naujo atnaujinimo ir šiek tiek patobulinau. Dabar matote, atrodo va šitaip. Ir aš uždengiau tokius bordelius aukštesnius, kad visas derlius, visas tiesiog nuplauktų. Dabar, kai mes viską jungiame, tai tiesiog visas derlius nuplaukia, jokių užkliuvimų nepalieka. Taigi, matote, čia viską aš dedu. Ir dabar padarysime tokį dalykėlį kaip pamokėlį irgi. Matote, čia aš padariau tokį fontaniuką, jau čia biškį pilies šito išorės lauko, vidaus, nu, nesvarbu. Šiek tiek jau įrengiau, šiek tiek čia, ten pradžia. Ne, ir mes čia, aš užtaisiau slaptą įėjimą į mūsų požemius. Taigi, nemanau, kad čia, atrodos, kad čia nieko nėra, bet mes čia nuėję randame vieną mygtuką ir žiūrėkite, kas atsitinka. Skylė. Taigi, va, mes su pistonais pagaminame tokį ir einame ir randame mūsų didžiuosius urvus. Jie čia tokį padariau salę, jinai neįrengta, dar nežinau, ką čia darysime, sugalvosime. Slaptas išėjimas. Matote? Puiku. Ir šiandieną gal aš pamokysiu, kaip padaryti va tokias duris. Va. Taigi, jas daryti yra nesunku. Tai aš jums parodysiu. Tai. Taigi mes jas gal pagaminsime vieną egzempliorių čia. Taigi, ko mums reikės? O mums reikės šitaip.
Aha. Taigi, visa esmė, ką aš čia noriu padaryti, tai kad į vieną skylę atsivertų, įkristume. Taigi, dedame 2 lipniosius pistonus čia. Tai mums reikėtų, o taip, va, oi, ką aš padariau. Taigi, gal aš perjungiu tekstūras į pagrindinės, kad jūs labiau suprastumėt. Na va, perjungiu pagrindinės tekstūras ir dabar jums lengviau bus suprasti, kur kas yra. Taigi, dabar yra šitaip. Šitaip dar dedame ir šitaip. Va, pagrindinis mūsų mechanizmas jau, kaip galim sakyti, ir pagamintas. Dabar ką mums reikia daryti? Šitaip padedame. Šitaip, šitaip, šitaip. Aktyvuojam, pažiūrim, gerai, nustumė. Ok. Dabar nustumė. Mes pagaminame šitaip. Tai. Viskas turėtų pavykti. Nope. Gerai, dabar pavyks. Nu. Labai nepatogus to. Gerai. Taigi, čia šiek tiek reikia vietos tokiam padaryti. Bet mes jos turim. Taigi, matote, kai mes paspaudžiame mygtuką, šitas susitraukia. Bet mums reikia, kad kai mes paspaustume mygtuką, kad dar būtų šitas pakilęs į orą. Vat, šitaip. Taigi, vat, visas mechanizmas būtų dabar va toksai. Va čia mes įkrisime į skylę. Va šitą. Čia galime uždengti. Va. Ir va čia vidurinysis blokas yra, kur mes įkrisime. Va čia. Taigi, čia mygtuką galime iškelti viršų, kai mes paspausime. Tai pažiūrėkime, kas bus. Va čia mes turėtume per va šitą nukristi. Ne. Tai reikia daryti šitaip. Matote? Kai mes paspaudžiame mygtuką, pirmą šitas signalas nukeliauja į va šitą ir šitą sutraukia į apačią ir čia palieka va taip 2 blokai. Va, pažiūrėkit. Va, kai šitas dabar, va šitą paspaudžiame, va matote, susitraukia per tą laiką. O kai aš dar paspaudžiu šitą mygtuką, šiek tiek jis palaukia, kol šitas susitraukia ir tada šitie 2 pistonai patraukia tos 2 blokus į šitą ir čia mums palieka laisva anga įkristi. Ir mes įkrentam į kokį nors jūsų slaptų urvą ar dar ką nors, kaip va dabar galim tai padaryti. Padarome šitaip. To tęsime. Tai padarome, kad signalas detektų viską. Puiku, įkritume. Tak, neina šiai. Nu va. Na, kaip galim pasakyti, ir viskas. Įkritom. Va, mūsų signalas pavyko. Aš čia, aišku, viską išvalysiu, nes suteršiau mūsų pilies įvaizdį. Ir visų pirma, dar pasigaminam dieną. Na, kaip visados galite komentuoti apie naują mūsų pilies išvaizdą. Visą kitką, vertinti, komentuoti, dalintis, prenumeruoti, kaip visados. Na, čia ant paprastųjų tekstūrų. Kažkaip keistai atrodo man viskas. Na, gal irgi neblogai, nežinau. Tai šitas buvo visai ilgokai statytas. Va, ai, dar pamiršau parodyti, kaip atrodo šitie. Kur čia įimas, va. Taigi, dabar mes kol kas, mano pagrindinis tikslas yra pastatyti mūsų pilį, nes aš noriu ją visą pastatyti, o po to, kai mes ją pastatysime jau, nes matot, jau tempai visai greitėjus, pažiūrėkit, kiek jau mes daug pastatėm. Ir kai visą pastatysim, prasidės mūsų vėl tokie kaip nuotykiai, visokie tokie išėjimai jau ten į paviršių, ne į paviršių, ten
už ribų, ten visokie tokie kovos, gal bus tokių net visokių ir taip toliau. Ir prašau vertinti, komentuoti, dalintis ir taip toliau, sekite naujienas. Ir čia buvo 25 epizodas su Minecraft ir viso gero.